Visos grožio problemos, tokios kaip slenkantis plaukai, jeigu yra sausa oda, ankstyvos raukšlės, ankstyvas plaukų žilimas, tas pats geležies deficitas. Moteris žino, kurios turi geležies deficitą, kad tada ir plaukai slenka, ir nagai lupinėjasi, ir viskas, ir oda netokia graži papilkėjusi. Visa tai 99% priklauso nuo mūsų virškinimo trakto būklės ir nuo to, kaip įsisavina mūsų baltymai, vitaminai ir mineralai, kurių pirminis įsisavinimas prasideda būtent skrandyje. Visur mums siūlo pagerti tą, įtrinti į plaukus tą, kažkokius tokius, bet niekas nekalba apie tai, o ką daryti, kad tie papildai, kuriuos mes perkame, kad jas įsisavintų, kad poveikis būtų ilgalaikis. Parduotuvėse galima rasti labai daug įvairių priemonių – šampūnų, plaukų kaukių su keratinu. Keratinas yra baltymas, kuris sudaro odos, plaukų, nagų išorinį sluoksnį ir taip apsaugo juos nuo kažkokio išorinio pažeidimo. Tai būtent tai yra baltymas, tai ateina iš vidaus. Reikėtų pasirūpinti būtent virškinimo trakto būklę, o ne bandyti pirkti kažkokių brangių priemonių, kurios gali duoti kažkokį laikiną efektą, bet tikrai jisai nebus toks stiprus, kaip tada, jeigu pas mūsų organizme yra geras maistinių medžiagų įsisavinimas. Jeigu organizme trūksta keratino, plaukai lūžinės, nagai lūžinės, baltymų turi būti pakankamai mūsų racione, tai su kiekvienu pagrindiniu valgymu per pusryčius, pietus ir vakarienę. Kiek? Tai žmogui turėtų būti nuo gramo iki 1,5 gramo per kilogramą. Taip, bet aš pati gramo nelabai mėgstu, žmogus negimė su svarstyklėm. Tai realiai, jeigu vizualiai yra jūsų lėkštė, tai baltymai turėtų sudaryti bent 1/4 lėkštės. Tai, pavyzdžiui, ten ar mėsos gabaliukas, tai gali būti gyvuliniai baltymai, tai gali būti augaliniai, pavyzdžiui, ankštiniai, ten lęšiai įvairūs. Ir labai svarbu gerai kramtyti tą baltyminį maistą. Būna atveju, kad žmogus valgo pakankamai baltymų, geria kolageną, kokius nors baltyminius kokteilius, tikrai prisižiūri, pasidarom kraujo tyrimus, baltymų visgi nepakanka. Sluoksniuojasi nagai, plaukai kaip buvo negražus, taip ir liko, atrodo, puikiausius produktus valgo, geria, moka daug, ten papildai ir taip toliau. Bet būtent už pirminį baltymų suvirškinimą, už jų įsisavinimą yra atsakingas mūsų skrandis. Tai yra, ar yra pakankamas rūgštingumas mūsų skrandyje. Skrandžio pH idealiu variantu turi būti nuo 1,5 iki 2. Tai yra labai rūgštu ir tai bus tik tada, jeigu mūsų skrandyje yra pakankamai druskos rūgšties. Jeigu yra tokie simptomai kaip rėmo, gastritas, erozijos, kažkoks nors paraudimai skrandyje, tai reiškia, kad jau druskos rūgšties nebus pagaminta pakankamai ir nebus tinkamas baltymų, vitaminų, mineralų įsisavinimas. Tai yra svarbu ne tik užtikrinti, kad racione būtų pakankamai baltymų, bet taip pat ar mūsų organizmas geba juos įsisavinti. Taip pat, jeigu žmogus ilgą laiką vartoja tokius vaistus kaip protonų siurblio inhibitoriai, čia yra vaistai nuo rūgštingumo, jie mažina skrandžio rūgštingumą, pH pasidaro nepakankamas, kaip minėjau, turi būti nuo 1,5 iki 2 idealių variantų, kad baltymai galėtų įsisavinti. Nuo ilgalaikio tokių vaistų vartojimo pH pasidaro 4, 5, 6 ir apie jokį tinkamą baltymų įsisavinimą ir vitaminų bei mineralų negali būti nei kalbos. Jeigu baltymai nėra tinkamai suvirškinami, ar ne, jeigu, pavyzdžiui, nesukramtame maisto arba nėra pakankamas skrandžio rūgštingumas, kad juos suvirškinti, tai yra trūksta druskos rūgšties, tada tokie nesuvirškinti baltymai patenka į mūsų žarnyną ir tai tampa maistu patogeniniai arba blogai žarnyno mikroflorai. Taip ateina jie jų virškinti, išsiskiria metanas ir prasideda pilvo pūtimas. Ir tik čia, šitam etape žmogus supranta, diskomfortas, nepatogu, pilvo pučia, skauda, nemalonu ten prieš kitus žmonės, yra kvapas koks nors negeras. Ir ką tada dažniausiai daro, tai geria probiotiką. O kas iš to probiotiko? Probiotikas, jeigu yra patogeninė, dominuoja žarnyno mikroflora, blogoji žarnyno mikroflora, tai dažnai probiotikas situaciją gali dar labiau pabloginti, nes mes duodam dar bakterijų ant jau bakterinio krūvio ir pilvą pūsti gali dar labiau. Pradėti, jeigu yra pilvo pūtimas, visada mes kylam mūsų virškinimo traktų į viršų ir žiūrim, kas vyksta su skrandžiu. Kalbant apie baltymus,
Tai feritinas, hemoglobinas yra baltyminės struktūros. Tai yra baltymai gebantis prijungti geležį ir taip transportuojama yra geležis į ląstelę. Be baltymo, jeigu nėra pakankamai baltymų organizme, niekur jinai pati tenai nenukeliaus. Moteris, tai mes tikrai tą žinom, jeigu trūksta geležies, tai ten ir plaukai slenka, ir nagai lūpose, bet pirmą reikia užtikrinti, bet būtent pradirbti su virškinimo traktu, su skrandžiu, su įsisavinimu, užtikrinti, kad racione užtenka baltymų, nes jeigu mes tiesiog gersime geležį, dabar yra labai populiaru geležies lašelinės, kas šiaip nėra labai gerai, nes pavyzdžiui, jeigu skrandyje yra bakterija Helicobacter pylori, tai jinai ją dar ir pamaitins. Labai staigiai pas mus užkyla, padidėja geležies kiekis, kas irgi gali būti toksinis krūvis mūsų organizmai. Ir šiaip moteris gyvena ant tokių kaip supinių. Čia geležis padidėjo, čia jinai nukrito, čia vėl stipriai padidėjo, vėl nukrito. Ir pastoviai yra va tokios bangos. Kodėl taip yra? Kodėl geležis, jeigu jinai padidėjo, tai jinai turėtų ir užsilikti. Bet va čia yra būtina padaryti taip, kad jinai turėtų, grubiai tariant, prie ko prisikabinti, būtent prie baltymų ir tada užtikrinti, kad būtų kofaktoriai geležies įsisavinimai. Tai B grupė, varis, cinkas, o šitų mikroelementų įsisavinimas taip pat priklauso nuo mūsų skrandžio darbo ir būklės. Yra sakoma, kad mėsa mūsų žarnyne pūna. Tai taip, jinai pūna, jeigu yra netinkamas baltymų suvirškinimas, jeigu trūksta skrandyje druskos rūgšties. Ir dažnai žmonės dėl to atsisako mėsos, kad jinai čia pūna, bet jeigu skrandis veikia tinkamai, jeigu yra gleivinė graži, neparaudusi, nėra refliukso, viskas ten yra suvirškinama ir jokia mėsa niekur nepūna. Jinai yra suvirškinama ir mūsų organizmas pasiima. Baltymai yra suskaidomi iki amino rūgščių ir jie jau yra panaudojami mūsų organų, audinių, ląstelių statybai. Dažnai vaikai nevalgo mėsos, maži vaikai. Ir mamos tada sako, o mano vaikas vegetaras, kaip miela. Ne, jisai ne vegetaras, tiesiog pas vaiką jau trūksta druskos rūgšties, jisai intuityviai jaučia, kad jisai tos mėsos nesuvirškins ir jisai pasirenka lengvesnius produktus, tokius kaip makaronai, saldumynai, vaisiai, kurių maistinė vertė yra labai žema, tačiau jie yra lengvai suvirškinami. Žmonės labai mėgsta viską nurašyti ant genetikos. Ai va, čia pas tave ilgi plaukai, nes pas tave tokia genetika. Taip, genetika, jinai egzistuoja. Mes esam skirtingi, pas kažką plaukai garbanoti, pas kažką tiesus. Tačiau, jeigu mes dirbame su įsisavinimu, su virškinimo traktu, atstatome organizmo deficitus, tai mūsų išorinė išvaizda taip pat labai stipriai gerėja. Kodėl taip yra? Mūsų organizmo, mūsų kūno pirminė misija yra išgyventi. Taip? Tai organizmas, pavyzdžiui, jeigu mes daug stresuojam ar kažkas pas mus vyksta, visų pirma, organizmas skirs tuos resursus, kuriuos turim, pavyzdžiui, hormonui kortizoliui, ar ne? Kai jau tas yra išlikimas, tada sekanti stadija yra dauginimasis, ar ne? Tai tada jau eis resursai ten lytiniam hormonam, steroidiniam hormonai. Ir tik tada jau organizmas, jeigu lieka resursų išlikimui, dauginimuisi, tik tada jau organizmas skirs resursus grožiui, ar ne? Tai jeigu organizme trūksta baltymų, vitaminų, mineralų, apie kažkokį grožį negali būti nė kalbos, nes tai nėra pirminė mūsų organizmo funkcija. Deficitai irgi gali persiduoti. Tai pavyzdžiui, sakoma, apie žilus plaukus, ar ne, kad tai mano tėvai anksti pražilo, tai ir mano ten mama anksti pražilo, ar ne? Tai taip, nes dažniausiai būna panašus mitybos įpročiai, panašus gyvenimo būdo įpročiai, tai ir deficitai gali persiduoti iš kartos į kartą, bet mes galime padaryti labai daug, kad tų deficitų nebūtų. Tai taip, jie gali persiduoti, bet mes galim tai keisti. Tai pavyzdžiui, irgi ankstyvas žilimas skaitosi, jeigu plaukai pradeda žilti iki 35 metų. Tai skaitosi kaip ankstyvas, taip? Ir būtent plaukų žilimas priklauso nuo bendro baltymo, geležies ir vario. Ir jeigu, pavyzdžiui, jūs pastebėjote, kad plaukai jau pradeda žilti, bet per 2 metus
Jeigu dar nepraėjo 2 metai, tai galima sugrąžinti, tiesiog atstačius organizmo deficitus. Plaukų slinkimą taip pat gali provokuoti problemas su skydliauke. Jeigu yra autoimuninis tiroiditas, hipoteriozė, tai reiškia, kad jau skydliaukės veikla yra sulėtėjusi ir, pavyzdžiui, hormonų konversijai iš neaktyvių hormonų turi pavirsti į aktyvius ir tam yra reikalingi fermentai, o fermentai yra baltymai. Taip, tai vėlgi mes grįžtam į bendro baltymo temą, į mūsų skrandžio būklės temą, nes jeigu mums turi būti pakankamai resursų tam, kad ir hormonai būtų paverčiami į aktyvią formą. Dažnai plaukų slinkimas taip pat yra nurašomas stresui. Va, pas mane čia, ką jūs čia pasakojat, prie ko čia tas baltymas, virškinimo traktas, va, pas mane buvo didelis stresas ir čia dėl to ten pradėjo slinkti plaukai. Taip, bet tai yra ta pati istorija. Kai mes patiriame didelį stresą, ypač jeigu tai yra ilgalaikis, išsiskiria daug hormono kortizolio. Ir hormonas kortizolis, jisai slopina virškinimo trakto funkcijas. Tai visada, kai jos yra slopinamos, tai bus nepakankamas skrandžio rūgštingumas ir vėlgi blogiau įsisavins baltymai, vitaminai ir mineralai. Tai vėlgi, taip, stresas gali tai išprovokuoti. Jeigu taip jau atsitinka, tai dirbti su tuo, prisižiūrėti mitybą, padėti užtikrinti pakankamą skrandžio rūgštingumą. Tai čia gali padėti vanduo su citrina arba vanduo su nefiltruotu obuolių sidro actu. Taip pat kvėpavimo pratimai, meditacijos, kažkokie nusiraminimo pratimai, viskas tai, kas padės jums stabilizuoti nervo klajoklę ir atstatyti virškinimo trakto funkcijos. Jeigu jau yra didelis stresas, būtina vengti didelio kofeino kiekio, negerti kavos ant tuščio skrandžio, nes tai dar labiau provokuos padidėjusi kortizolio lygį kraujyje. Kas moterim labai aktualu, tai aišku, ten raukšlės, dvigubas pagurklis, kai pradeda visas veidas jau su amžiumi leistis, ar ne? Tai irgi, tai priklauso mūsų raumenų, raumenis elastingumas, priklauso nuo kolageno kiekio, ar ne? Ar tas mūsų baltymas yra nepažeistas mūsų organizme. Taip, tai čia svarbu, kad būtų tinkama angliavandenių apykaita, nes tai ar mūsų organizmas turi resursų išlaikyti, veidas vis tiek yra raumenis, tai karkasas, ar ne? Nes jeigu jiem pradeda trūkti resursų, tai jie ir pradeda leistis. Kolageno sintezei taip pat yra būtinas pakankamas aminorūgščių, vitamino C, geležies, vario, cinko kiekis, nes nuo to priklauso, jie dalyvauja kolageno skaidulų formavimosi procesuose. Kepenys yra pagrindinis detoksikacijos organas. Tai kepenys surenka toksinus ir paverčia juos iš riebaluose tirpios formos, neutralizuoja ir paverčia į vandenyje tirpią formą, kad jie galėtų būti pašalinti su tulžimi, šlapimu ir prakaitu. Ir tam, kad kepenys atliktų tinkamai savo darbą, yra būtinos aminorūgštys, B grupė, vitaminas C, vitaminas E. O mes jau kalbėjom apie baltymus ir B grupę. Pirminis jų įsisavinimas priklauso būtent nuo skrandžio būklės. Tai jeigu yra problemos su skrandžiu, visada bus problemos ir su kepenimis. Niekada detoksikacijos fazės neveiks tinkamai ir visada organizme bus intoksikacija. Tulžies pūslė, jinai pati tulžies negamina. Tulžis yra iš cholesterolio. Jinai jungiasi su aminorūgštimis ir vandeniu. Tai jeigu apie aminorūgštis baltymą jau kalbėjom, jeigu jau kepenis, jom trūksta resursų, tai visada ir tulžies konsistencija nebus tinkama. O tulžis yra pagrindinis organizmo antiseptikas. Jinai yra atsakinga už blogosios žarnyno mikrofloros neutralizavimą žarnyne. Tai jeigu jau tulžies konsistencija nėra tinkama, visada bus pilvo pūtimas. Tulžis taip pat užsako kasos fermentus. Taip, tai būtent jos tinkamas nutekėjimas, jos pakankamas kiekis, tulžies tinkama konsistencija. Nuo to priklauso, ar kasa pagamins pakankamai fermentų. Tai jeigu yra nepakankamas rūgštingumas skrandyje, tokia grandinėlė, mūsų kasa jau negamina pakankamai fermentų, maistas nėra tinkamai suvirškinimas ir vėlgi prasideda pilvo pūtimas žarnyne. Jeigu yra vidurių užkietėjimas, viduriavimas, toks negerumas po riebaus maisto, tai reiškia taip pat, kadangi už tai yra atsakinga, už riebalų virškinimą yra atsakinga tulžis, tokie simptomai jau rodo, kad nėra gerai su tulžimi
ir bus blogiau įsisavinami riebaluose tirpūs vitaminai, tai A, D, E, K. O nuo riebaluose tirpių vitaminų kiekio mūsų organizme priklauso mūsų odos būklė, kad jinai nebūtų sausa. Taip, jeigu riebalai neįsisavina, jau bus odos sausumas. Taip pat priklauso mūsų gleivinių būklė. O va čia mes kalbėjome apie skrandį, ar ne? Kad turi būti sveika skrandžio gleivinė, tada jinai išskirs pakankamai druskos rūgšties. Viskas mūsų organizme yra susiję. Nėra taip, kad va, čia man pučia pilvą, tai gydau tik tai tą, arba man skauda skrandį, tai čia tik skrandis. Visas mūsų virškinimo traktas yra vienas ir ilgas. Prasideda burna ir baigėsi išangė. Ir negalim mes atskirti vienų organų, virškinimo organų nuo kitų. Plonajame žarnyne gaminasi hormonai, vitaminai, mineralai. Taip, tai yra vieta, kur įvyksta galutinis maistinių medžiagų įsisavinimas. Tai jeigu mūsų žarnyne yra problemos, pilvo pūtimas, disbiozė, tai jau nebus tinkamas ir maistinių medžiagų įsisavinimas. Taip pat, jeigu yra nuolatinis pilvo pūtimas, tai yra pažeidžiama žarnyno gleivinė, į kraujotaką gali patekti baltymai, virusai, bakterijos ir mūsų imuninė sistema yra nuolat aktyvi ir taip gali prasidėti netgi autoimuninės ligos. Toliau, nuo mūsų žarnyne sintetinasi 90% serotonino ir apie 50% dopamino. Tai vėlgi čia yra žarnyno ir smegenų ašis, tai jeigu pilve yra bardakas, tai žmogus tikrai gali jausti ir depresyvią nuotaiką, jaustis blogai, nes būtent čia yra sintetinami mūsų laimės ir džiaugsmo hormonai. O tai priklauso, ar yra pakankamai lakto, bifido bakterijų, ar dominuoja geroji žarnyno mikroflora. Reziumuojant, mes niekada nesusitvarkysime odos, plaukų, nagų būklės, jeigu organizme yra deficitai ir yra sutrikusi virškinimo trakto veikla. Apie visą tai pasakoju savo mokymuose, kurie vadinasi Nuo pilvo pūtimo iki rėmens, kaip iššifruoti savo simptomus. Tai yra 4 išsamios video paskaitos apie kiekvieną virškinimo trakto organą. Tai apie skrandį, apie kepenis, tulžį, kasą, apie žarnyną ir taip pat išmokau, kaip pačiam išsianalizuoti koprogramą, kad sužinoti savo virškinimo trakto būklę. Taip pat yra pridėtas PDF failas, kuriame yra surašyta apie mitybą, kokie papildai gali padėti tam tikram virškinimo organui ir tai padeda dirbti su priežastimi, o ne maskuoti simptomus.